Galim? Pažįsta turbūt prokurorą. Taip, galima pradėti. Pristatyt nereikia. Ir kaip galėtumėt, prokurorė, pakomentuoti informaciją, kad pono Ūso kraujyje neva per cheminę ekspertizę buvo rasta alkoholio pėdsakų, kad jisai girtas vairavo tą motociklą? Prašau neskubėti, aš prie to klausimo prieisiu. Pradėsiu kalbėti. Toliau tęsimas ikiteisminis tyrimas Andriaus Ūso mirties priežasčiai ir aplinkybėms nustatyti. Toliau apklausiami liudytojai, paskirti arba skiriami bei atliekami teismo medicinos specialistų tyrimai bei kiti objektų bei pėdsakų tyrimai. Tai yra biologiniai tyrimai, cheminiai tyrimai, mikropluoštelių tyrimai, autotechniniai tyrimai. Atlikus šios tyrimus, gavus specialistų išvadas, bus sprendžiama dėl kompleksinių tyrimų ar ekspertizių atlikimų. Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistams atlikus toksikologinį Andriaus Ūso kūno biologinės terpės tyrimą buvo gauti duomenys, kad biologinėje terpėje rasta virš 3 promilių alkoholio. Šitas tyrimas baigtas ir išvadas buvo gautas šiandien. O jeigu tiksliai kiek? Aš atsakiau virš 3 promilių alkoholio. Ar galite patvirtinti, kad Ūso automobilyje buvo rasta alkoholio butelis? Nugertas. Apie atskiras duomenys nekalbėsiu. Ar tyrimas parodė tik tai alkoholį, ar ir kokius nors medikamentų pėdsakus? Kitų rūšių laboratoriniai tyrimai dar atliekami ir duomenys bus praėjus tam tikram laikui. Ar yra duomenų, kada vartojo alkoholį, ar išvakarėse, ar jau tą patį rytą? Na, atskirų tyrimo aplinkybių paskirų dabar nedėstysiu ir nekomentuosiu. Šito pasisakymo tikslas buvo toks, ką pasakiau dabar. Kažką noriu dar paklausti. Atliekamas tyrimas, apklausiami žmonės, specialistų tyrimai, duomenys bus vertinami visumoje ir bus daromos išvados. Tačiau dabar atskirų detalių, jų vertinimų, tai prieštarauja šitai tyrimo stadijai. Ar žinoma, kiek laiko būtent visi tie tyrimai vyks, kada bus galima galutinai pasakyti? Tie tyrimai bus atlikti tada, kada atlikti, bet nuo mėnesio iki 2 mėnesių. Sakėt, gal, kad ten jo giminaičių užsiminė, kad atsakė prašys kažkokių pakartotinių ekspertizių ar kreipėsi? Tokio klausimo dabar negalima kelti, tai pakartotinis, nes dar atliekamas pirmieji tyrimai atliekami. O dėl kedžių buvo kalba apie narkotinių medžiagų ten tų veiksmų, iki šiol neaišku. Dar šitas tyrimas yra atliekamas. Tai gal šitos tyrimus jau galima atmesti smurtinės mirties galimybę? Jūs kalbate apie atskirus tyrimus, bet atliekant teismo medicininius tyrimus atliekami įvairūs laboratoriniai tyrimai. O tų laboratorinių tyrimų duomenys paskui traukiami į galutinį specialistų išvadą ir tada pateikiamas dokumentas. Viskas, ačiū. Ačiū. Ačiū.